Labas Nerija Labas Neringa. ir sveiki mūsų Lalalendo klausytojai. Taip, tai šiandien mūsų epizodas labai gražiai pasipuošiai, labai vasariškai. Iš tikrųjų visas tavo įvaizdis yra susijęs su mūsų šiandienos tema. Tai yra kelionės vasara įpusėjusi jau. Nežinau, ar turi labai daug kelionių planų šiais metais, bus labai įdomu išgirsti, padiskutuoti, kas karšta, kur žmonės keliauja, kokie yra, nežinau, hotspotai, taip vadinami, kur visi, žodžiu, nori būti, nori pasirodyti, kokios vasaros mados. Tai iš tikrųjų aš planuoju šiais metais nemažai kelionių vasarą, tai šiek tiek vėliau pasidalinsim apie tai, bet man būtų labai įdomu išgirsti, tai kokiegi tavo yra vasaros planai. Ar tu esi city girl, ar beach girl, ar mountain girl? Pasako, kaip tu mėgsti atostogauti? Aš tai tikrai esu beach ir city girl. Tobuliausias atostogos, jeigu reikėtų įvardinti fainiausias savo atostogos vasarą, tai be abejo būtų Prancūzijos ir Italijos kryptis. Nieko čia nenustebinsiu. Kaip sakant, mums gyvenant Amerikoje, Los Andžele tikrai širdis pasilgsta kultūros. Tai prieš 3 metus turėjau tikriausiai pačią tobuliausią kelionę. Mes su vyru skridome į Paryžių, pabuvome Paryžiuje, tada važiavome į Šampanę, iš Šampanės važiavome į Provansą ir iš Provanso pabaigėm savo atostogas Kanuose. Tai tikrai labai patiko tos atostogos, buvo kaip tik Prancūzijos nacionalinė Bastille Day. Kaip tik tai čia Liepos mėnesis buvo, Liepos mėnesis, Liepos 14 buvo diena. Mano draugai visada atostogauja Prancūzijoje, pasiema ten mega jachtą 2 savaitėm ten už 100 milijonų tūkstančių, tai mes visada dar galim ten pabūti, tai žodžiu, kartais kombinuojam su draugais, kaip pavyksta, kartais ir vieni kažkokio tai laiko turim, tai tikrai atostogų kryptis, kaip sakant, tokios tikrai mano mėgstamiausias, tai yra tikrai Prancūzija, French Riviera ir taip pat labai myliu Positano ir Capri, bet vėlgi reikia žiūrėti, kuriuo metu ten važiuoti, mes irgi vieną vasarą esame leidę tenais, tai irgi buvo įspūdingos atostogos. Tik tai vienas niuansas, kuris man galbūt nepatinka ir mane liūdina, tai kainos sezono metu tiesiog man atrodo, kad jų prarado kontrolę. Tai kai pasižiūriu, kiek kainuoja tos atostogos į Europą, tai kartais to noro ir nebelieka važiuoti. Bet labai smagu, kad pavyko tikrai ne kartą būti, ne kartą taip atostogauti. Tai vat mano čia tobulų atostogų vizija. Bet šiais metais, tai kadangi negaliu dar skristi į Europą ir teks vasaroti čia, tai tikriausiai, kad dar nesam iš tikrųjų suplanavę atostogų, bet planas yra važiuoti į Hamptonus. Tai čia kaip mūsų Saint-Tropezas New York'e, ar ne? Taip, East Coast žmonių savaitgaliai, kaip mūsų turtuoliai Lietuvoje važiuoja į Nidą, ne į Palangą, į Nidą. Tai čia visi East Coast žmonės iš New Yorko ir aplink važiuoja į Hamptonus, nes Hamptonai yra toks labai įdomus dalykas. Ten gali būti labai blogai ir gali būti labai gerai. Tai praeitais metais buvo mano pirmas kartas Hamptonuose, tai ten buvo tokia, žinok, dvejopi jausmai. Žiauriai brangu, kosmosas ir kažkoks kaimas. Ir visur reikia mašinos. Važiuoji kažkokiais miškais ir privažiuoji ten top of the top vietą restoraną kokį, žinai. Ir ten geriausi vakarėliai vyksta vasarą, todėl kad turtingi žmonės ten, būtent iš East Coast, turi namus ir ten namai tai tokie, žinai, ten seilė gali nukristi iki žemės. Ir kokio, tu prasme, brangumo ir grožio ir ten, žinok, French Riviera galima ten atrasti. Čia iš tikrųjų galima palyginti net su Los Andželu, nes Los Andželė yra labai panašu didelė erdvė, bet tu turi tiksliai žinoti, kur eiti ir ypač ta privačių vakarėlių kultūra. Čia žmonės klausia, kokį čia naktinį klubą nueiti, kur čia bariukas geresnis. Čia žmonės anksti nueina, pavalgo ir važiuoja į savo gražius namus pasidaryti ten vakarėlį su savo šefais, su savo barais ir taip toliau. Tai vat Hamptonas skamba labai panašiai. Labai panašiai ir ten geriausi vakarėliai privačiuose namuose. Tai White namuose. Party yra jog ten. Taip, White Party, kurį mes iš tikrųjų bandėm su drauge papulti šiais metais, nes ji pažįsta, žodžiu, jos draugė pažįsta tą namų savininką, bet dėja dėl P. Diddy skandalo tas vakarėlis atšauktas visam laikui.
dėl to White Party skandalo. Gal darys rebrandinimą, žodžiu. Nu, vienu žodžiu, situacija tokia, kad mes... kad labai gaila, kad nepavyks, bet mane Mai Teresa siunčia į Prados vakarienę, žodžiu, tai dabar va čia kaip tik šiandien žiūrėsiu skrydžius, ar skrisiu ar neskrisiu, dar nežinau, bet jeigu neskrisiu, tai vis tiek tikriausiai važiuosim su vyru, nes ten draugai turi namus, tai praeitais metais, sakau, buvo tokia labai įdomi patirtis, nes buvau ne su vyru, buvau taip truputį studentiškai, neturėjau automobilio, tai buvo tikrai pragaras, ten ta prasme, niekur tu nenuvažiuosi, Uberio kainos kosminės, žinai, reikia pažinoti žmonės, iki kol nebuvau pakviesta į vieną vakarėlį, ten vyksta kiekvienais metais tenisininkų susibūrimas, yra tas žymus tenisininkas, nu kaip man blogai su tais vardais. McEnroe. McEnroe daro, žodžiu, kiekvienais metais tą turnyrą, tų mėgėjų ir vieno iš to tenisininko namuose, mega namas, ten vienu žodžiu su ta visa charity, ta visa organizacija, ten buvo ten tas after parties. Tai kai atėjau į tą vakarėlį, supratau, dabar aš suprantu, apie ką tie Hamptonai. Kol nepabuvau tenais, galvojau, kad čia yra absoliutus absurdas, nes braškės ten $30, žinai. Avokado ten tas, žinau, su Uberiu visur 100, ta prasme, ten pavažiuoti 2 kilometrus $30, galvoju, nu tai čia bankrotas, čia netostogos, tai va, viešbučių ten beveik nėra, jeigu yra keli kosminės kainos, nu vienu žodžiu, va taip, vien moteliai ir ten nesuprasi, jeigu tu ten turi važiuoti pas kažką, kas jau ten turi namą gražų, ten visą servisą, tai va tada tu turėsi tą Hamptonų experience. Tu būsi ten šią vasarą. Aš ten būsiu. Ir galvojom tikriausiai į Havajus. Tai Havajai yra ta tikrai kryptis amerikonų ir ne tik, beje, mano draugai dabar iš Stambulo yra atvykę, svečiuojasi Los Andželė, jie skris į Havajus 10 dienų. Tai yra tobula kryptis visus apskritus metus. Tarp kitko, jeigu, pavyzdžiui, jūs ieškote kelionės medaus mėnesių ar kažkam ir žinau, kad dabar ten kas važiavo į Maldyvus, į Seišelius šiais metais labai daug lyjo, galima nepataikyti su oru, tai Havajuose yra visada beveik ta pati temperatūra ir visada tobulas oras. Nei per karštą, nei šalta, žodžiu, vakare ir dieną temperatūra yra beveik ta pati, tai aš dievinu, žinau, Havajus. Tai ten yra daug salų, galima pasirinkti, tai vien žodžiu, Havajai, nors ir gal ir skamba jau cheesy, bet tikrai dieviška, labai patinka. Tai vad gal dar pavyks, jeigu sugalvosim kur šunį palikti, gal dar ir Havajus nuskrisim. Labai fainai. Kokie tavo planai, pasakoj, nes aš žinau, kad tu išvyksi, mes Nerijos neturėsim truputį kurį laiką Amerikoje, tai pasakok savo visus planus, kur tu važiuosi. Tai iš tikrųjų mes su Algirdu esam visiški Prancūzijos fanai. Jeigu iš tikrųjų mes ne Amerikoje gyventume, tai labai didelis šansas, kad Prancūzijoje, nes mes, man atrodo, praeitais metais 3 ar 4 kartus ten skridom. Paryžius, Kuršavelis, Saint-Tropez, Monakas, tai ir yra, ką ten veikti. Visi tie instagraminiai spotai. Bet iš tikrųjų pasakysiu, aš esu buvusi ir Italijoje, ir vat, Positano, Capri ir panašiai, nu man niekas neprilygsta Prancūzijoje. Aš tiesiog mačiau, tarp kitko, čia kažkas labai nesenai dalinosi apie Paryžių, kad ten dulkės vien ir panašiai, aš nieko ten, jokių dulkių nematau, aš matau tik... Tai galima Lietuvoje likti. Taip, būtent gražią architektūrą, labai skanų maistą, man ten žmonės patinka kultūra ir ypač vasarą man patinka tikrai ta visa French Riviera ir... Ne vien tik tais dėl tų trendinių vietų, taip, man jos patinka, nes man patinka atostogauti ten, kur yra gražūs žmonės, kur tu gali užmegzti pažinčių, čia mano vyrui yra labai svarbu, kad mes visą laiką būtume prie žmonių, su kuriais galima susipažinti ir tarp kitko visada, kur mes keliaujam, susipažįstam su žmonėm iš Los Andželo, nes šiais metais iš mūsų pastato, mūsų kaimynai, su kuriais mes sutarėm, net 5 ar 6 žmonių grupė, čia skirtingi apartamentai, jie visi šiuo metu yra išvažiavę į Prancūziją ir tada yra labai lengva atostogauti kartu, nes gali ir laivą pasimti, ir gyventi kartu, nes mes, kai važiuojam atostogauti vasarą, ten mėgstam dažniausiai Airbnb pasiimti. Ir jau dabar, kadangi mūsų ten ne pirmas kartas, mes žinom, kur yra tokios vietos, kur galbūt nėra pačios geidžiamiausios. Pavyzdžiui, Monakas yra labai labai mažas. Ir ten virš jų yra toksai vadinamas darbininkų, žodžiu, miestelis. Jūsalai ar vadinasi. Taip, esu ten gyvenus. Ir žinai, ir dažniausiai ten žmonės, oi, aš ten negyvensiu, čia man reikia tik... Ten 5 minutės nuo... Ten 5 minutės nuo kazino. Ir tu ten, žinai, su savo draugais pasiemi kažkokį apartamentą, ten 6-7 kambariai, turi tobulą vaizdą, turi džakuzį.
Bet prie to mums labai patinka eiti ir tuos beach barus, nes vėlgi ten gražų žmonės. Yra tas niuansas, žinai, kad dabar yra labai madinga ten pasirodyti, žinai, kad kas ten kokį didesnį butelį užsisakys, ten kieno vėliava ten bus skraidys prie ten didžiausio šampano butelio. Yra tas dalykas, bet man, jeigu yra balansas, kur aš ryte suvalgau ten krosaną už $3, o ten vakarė jau nueini, žinai, kažkokią ten labiau trendinę vietelę, tai man patinka tokios atostogos. Man ir pamatai, ir žinai, žodžiu, gražioje aplinkoje. Aš galvoju, kad šiti dalykai labiausiai trigerina tuos, kurie ten neišleistų, nepirktų, nenorėtų. Bet aš esu ne kartą buvusi tokioj kompanijai, kur, aš tenais nekaifuoju, kai ten tie ferverkai aplink mane, bet yra labai linksma, kai tu esi gerai įkalęs šampo ir ten tau šou aplink tave vyksta. Ir ta muzika, kur klausai visus metus. Ir tu žvengi, nes tau linksma ir gera kompanija, tai tikrai sutinku su tavim dėl Prancūzijos 100%, nežinau kas jau kas, bet jie tūsintis moka. O tikrai taip. O dabar taigi yra visa ta restoranų, klubų kultūra. Tobula. Aš iš vis esu day party žmogus. Taip, o 100%. Man labiausiai patinka day party, žodžiu, kai yra tas restoranas, ten visi šoka ant stalų, žodžiu, visi ten prisigeria šampano ir mes, pavyzdžiui, kaip ir Mykonos varėm, tai visi day party baigėsi tenais jau 7, tu biški ten pamiegi, atsigauni, išgaruoja tie burbuliukai, vakare eini savo kaip normalus žmogus. Įdegęs, žinai, tas ėjimas į restoraną, kai tu grįžai iš paplūdimio ir esi įdegęs ir tik dabar pradedi matyti toks, toks geras jausmas. Jo, ir paskui išsiblaivai, žodžiu, apsirengi gražiai ir eini savo vakarieniauti kažkokią tai gerą vietą su draugais ir tada eini miegoti. Kažkokia kitokia yra ta vasaros energija, žinai, ta prasme, visi atsipalaidavę, visi įdegę, kažkas tai, sakau, man vasara labai patinka, bet pasakysiu, kad vėlgi pas mus atrodo gyvenime tokio labai daug balanso, mes jo neplanuojame, bet, pavyzdžiui, mums labai patinka ir gamtoje leisti daug laiko. Tai mes šią vasarą esam susiplanavę, mūsų draugai iš Lietuvos atskrenda. Važiuosim roadtripinti ir kempinti. Labai gerai, nes aš tą dabar pasakysiu paslaptį, kad mano tėvai planuoja atvykti rugsėjo gale pas mane kartu, man bus 35, žodžiu, ir mes galvojam apie tai, kaip susiplanuoti į atostogas. Noriu kažkiek daugiau parodyti tėvams Amerikos. Čia taip gražu Kalifornijoje. Ir žinok, mes galvojam pasimti tą RV. Įsinuomoti RV ir aš jau kalbėjau su kita vienu žodžiu drauge, sakė, čia yra the best experience, sako, ką tu gali savo tėvam padovanoti ir ten suteikti, nuvažiuoti su ar namelis ant rato, ar skristi ir išsinuomoti, žodžiu, irgi roadtripinti. Tai labai labai lauksiu tavo visų experience. Tai būtinai, nes mes iš tikrųjų jau taip darom kelis metus iš eilės, tai mes ne su RV važiuojam, dažniausiai mes pasiemam, tiesiog turim savo stovyklavimo įrangą. Ne, mes jau palapinėje, žinau, gyvenam. Taip. Ai, ne, palapinėje. Tai mes gyvenam tose palapinėse, dabar yra toks naujas dalykas, glampingas vadinasi. Žinau, glamping labai fainai. Taip, tai mes, žodžiu, mūsų kelionė yra suplanuota, kad mes važiuosim į Sequoia, kur yra tie dideli medžiai. Žodžiu, tai bus epizodas tik apie Nerijos kelionę. Taip, tai Lake Tahoe, Yosemite, mes jau ten buvę ne vieną kartą ir kas yra labai fainai, kad ten ne tik, kad atvažiuoja, žinai, yra ta kultūra pas mus kartais, kad stovyklauji, ten išsikepi šašlyką, pageri ir ten daugiau nieko neveikia. Kuo man patinka ir tikrai rekomenduoju žmonėm daryti tuos roadtripus Amerikoje, ne tik miestus pamatyti, ypač Kalifornija, čia tokia graži gamta. Ir tai yra todėl, kad tu ten nuvažiuoji ir dieną tu eini žygiuoti, haikus tos daryti. Ten yra tiek daug skirtingų krioklių gali pamatyti ir panašiai, ten su dviračiais gali važiuoti, upė yra, gali išsimaudyti. Ir tada tu grįžti vakare tik tais prie to laužo, žinai, pasikepti kažką, pavakarieniauti, o palapiniai savo miegi. Bet, toks geras jausmas, žinok, atsikeli ryte ir tu atidarai tą savo palapinę, kartais pro langelį dar matai stirnos ten valgo žolę, žinai, prie pat jos prieina ir atsidarai ir, žodžiu, tos didžiausius kalnus matai. Tai čia kaip koks safaris Kenijoje, panaši patirtis, ar ne? Aš nebus, bet aš taip įsivaizduočiau, nes pasakoja žmonės labai panašu. Ir vasara yra geriausias laikas, nes esmė yra tokia, kad jau žiemą nenuvažiuosi, pavasarį gali būti šalta, tai būtinai reikia išnaudoti vasarą, kad mūsų bent jau šeimoje, kad nebūtų tik tos, žinai, tokios trendinės kelionės, kas mums irgi patinka ir aš tikrai nedžedžinu, nes pati esu tam dalyke, bet ir stovyklauti, pabūti gamtoje, nes tikrai irgi labai
tokia įkvepianti patirtis, sakyčiau. Aš irgi labai norėčiau į road tripą ir jau vyrui sakau, keli metai nuvažiuojam, kažką galvojam, bet reikia susiplanuoti ir gal reikia kompanijos, reikia kažkokią motivaciją turėti, kad susiburt kartu, nes dviese tikriausiai gal būtų ir liūdna važiuoti tenais po visą Ameriką, bet pasirinkti tuos kelis nacionalinius parkus, tai labai labai lauksiu tavo įspūdžių. Taip, o tu minėjai, kad šią vasarą nekeliausi į Europą, bet aš žinau, kad visas TikTokas šiuo metu dega, iš tikrųjų jau kelis mėnesius prieš, ta tokia European Summer, kad žmonės jau derinius ten savo deda ir panašiai. Visi eina dažniausiai tuos pačius restoranus, aš galėčiau juos ant rankų pirštų išvardinti, kur ten Saint-Tropez'e eina, ten tas Legeryts, Skorpijos, Mykonos ir panašiai. Ir kai tu matai, kad visi žmonės važiuoja tas vietas, nes, pavyzdžiui, aš save esu nominavusi FOMO karalienė. Taip, tu ten esi jeigu FOMO būna karalienė. F1, ten Monaco ar dar kažkas, man visur reikia būti, kur ten atrodo, kad yra vaibas. Ir visas tas vaibas yra sukurtas iš tikrųjų socialinių tinklų. Tai kaip tu jautiesi, nes praeitais metais pasakoji, kad irgi nevykai, ar tu nori, ar tu jau esi pasakiusi savo, kad kai aš būsiu ten, man bus smagu ir tavęs neliečia tas FOMO, nes apie save taip negaliu pasakyti. Žinai, sunku man dabar pasakyti, nes dar vasara, kaip ir, kaip sakyti, dar visi neišvažiavo, kai jau pas mus Los Andželė yra taip. Kas planuosi tą vasarą aplankyti LA, tai iki Liepos 4 galima važiuoti, nes tikrai čia labai daug veiksmo vyksta. Mūsų Liepos 4 yra labai didelė šventė ir pati svarbiausia data metuose. Ir galima važiuoti, nes tikrai visur bus pilna gražių žmonių ir dar niekas atostogų nėra neišvykę. O jau po 4 dienos visi išvažiuoja į Europą. Tai va tada būna depresija. Tai man pirmus metus, kai aš pradėjau tvarkytis jau tą savo vizos atnaujinimą ir negalėjau išskristi, man buvo labai labai didelė depresija. Praeitais metais buvo liūdna ir dėl to, kad laikiausi dietos, tai buvo liūdna, o šiais metais aš žinok tokia atsipūtus esu. Būna tokių momentų, kad dabar jau žiūriu, jau visi jau pradeda lėkti, jau pradedu matyti tas Italijas, visas Sardinijas ten ir taip toliau. Tai jau taip jau, žinai, galvoju, tas trigeris paims mane ar ne. Bet šiaip esu, žinok, nusiraminus, nes esu, kaip sakant, sėdžiu ne pačioj blogiausioj lokacijoje pasaulyje, tikrai viskas yra tvarkoj. Bet aišku, būdavo, žinok, man tų FOMO, bet jau gal, žinai kaip yra, aš esu visur buvus. Aš į Mykonas važiavau tada, kai dar niekas nevažiavo. 2014, 2015, 2016. Aš patyriau tas vietas pačiam geriausiam būvį, kaip čia pasakyti, vaibė, kada nebuvo dar pilna ten tų, žinai, tokių žmonių, kurie ten švaistosi tokie labai, neįvardinsim čia, taip, kaip nenorim nieko išeisti ir visą kitą, bet buvo visai kiti laikai. Paskutinį kartą mes su vyru skridom į Mykoną su draugais. Tai buvo, jeigu neklystu, 2018 ar 2017, ir 2017 ir 2018, man atrodo, mes važiavom ir jau buvo, žinok, nebe tas. Kai mes į Skorpijos ėjom, Skorpijos yra viena trendiškiausių vietų, viena žymiausių Mykonos ir dieną, ir vakare, ir vakarienį, ir day party, kai, žinok, buvo tokia eilė, kaip į kokią, aš nežinau, ten papulti festą, kai reikėjo ten vienu žodžiu kyšį duoti, kad praeiti, tada į tualetą nueiti reikėjo stovėti 1,5 valandos. Ačiū, bet aš šito experienco nenoriu. Mane taip pat labai erzina tas perdėtas išpūstų kainų dalykas, nes mes žinom, kiek tas kainavo, žinai, prieš pandemiją, aš suprantu, kad laikai pasikeitė, infliacija ir visa kita, bet atsiprašau, supranti, pasikeitė kaina, servisas pablogėjo ir tada kodėl? Taip. Tai tada mes esam už tai, kad rinktis tada, žinai, gal prieš patį piką važiuoti ir jau kai yra, kaip sakant, išvažiavę visas anšlagas turistų, tai lieka tau rugsėjis arba birželio 1 savaitės. Tada dar galima kažkaip ir proto ribos ir tos kainos ir tada tas potyris yra visai kitas. Bet Liepa ir rugpjūtis aš uždėjau kryžių, nes ta prasme yra nenormalu. Tai aš kadangi visur buvus, tai kaip ir mane ir žinai, ir dar tas guodžia, kad aš visur buvau, visuose tose restoranuose buvau, visur valgiau, geriau, žinau, kas tas yra
Ir so what? Žinai, aš tau paantrinsiu, iš tikrųjų, mano irgi būdas kovoti su FOMO, ypač kas yra kuriama socialinių tinklų, nes yra tiek daug influencerių. Dabar juos visus buvo išvežę į Kanus, nes buvo kažkoks tai labai didelių prekinių ženklų, marketingo susibūrimas. Ir tu matai ir galvoji, blemba, ir man ten reikia būti. Bet būtent, ir aš pasakysiu, kad esmė yra tokia, kad kai tu nuvažiuoji ir pamatai, ir pavyzdžiui, mums su Algirdu tai buvo taip, kad mes kelis metus iš eilės važiuojame tas pačias vietas ir kai tu jau, pavyzdžiui, slidinėjant tam Kuršavelį, nueinam į tą restoraną ir net desertai nepasikeitė. Žinai, nu, ta prasme, aš jau viską žinai. Atrodo, kaip vakar valgiau, net ten kaina 5 centų, žinai, yra pasikeitusi. Tada tu pradedi galvoti, blemba, žinok, aš jau norėčiau į kruizą pingvinus kažkokius, tai pamatyti, čia mano svajonė yra, žodžiu, kad norėčiau irgi į safari kažkokią Afrikoje nuvažiuoti, bet reikia, žinok, aš nesu tas žmogus, kuris smerkiu ir, pavyzdžiui, dabar sakyčiau žmonėms, nevažiuokit, nedarykit ten išpūstą, tai važiuočiau, tikrai mes važiuotume. Ir žinoti, kas tai yra, bet pasakysiu, vat, kalbant apie Mykonos, tai yra viena vieta, kuri manęs netraukia, aš net pykstu ant jų. Rimtai? Jo, nes iš tikrųjų aš esu girdėjusi labai daug prastų atsiliepimų ir būtent apie Graikiją. Apie Italiją, aš Italijoje esu buvusi, bet Italijoje taip tikrai nebuvo, Prancūzijoje taip tikrai nėra. Ir Mykonos, žinok, tas servisas, tas amerikiečių pastovus apgaudinėjimas, kur duoda tau meniu be kainų ir žmonės pastoviai kalba apie tai, kaip prirašo jam ten prie čekių, kad pavyzdžiui, jeigu pradedi graikiškai ten, žodžiu, kalbėti, jų vietinė kalba, kad, žodžiu, jam ten kainos pasikeičia, servisas pasikeičia, priedo dar esu šitą girdėjusi ir mums taip yra atsitikę. Mums yra atsitikę taip graikiškam restorane, kitoj šalyje, ne Graikijoje, bet pavyzdžiui, būtent Skorpijos, kai tu užsisakai tuos šampanus, nors jie ir atidaro tą šampano butelį priešais tave, aš nežinau, koks ten yra skemas, jie labai dažnai atneša šampaną, kuris nėra tas, už kurį tu moki. Ir mano mamai taip yra buvę. Mano mamai atneša, žodžiu, atidarė ten tą šampaną. Ne, jai atnešė iš pat pradžių tik tai šampano taurę. Ir mano mama žino, kokį šampaną mėgsta, sako, tu žinai skonį, tu žinai, ką tu geri. Taip, ir sako, aš čia ne tas šampanas. Savo šampanus tikrai užmerktom akim. Ir sako, čia ne tas yra šampanas. Tada jie atsinešė ir tipo prie jos ten atidarė tą šampano butelį ir jis buvo toks pats. Tai aš nežinau, ar jie ten etiketės keičia, ar dar kažkas ten vyksta, bet pas juos tų, žinok, skemų yra labai daug ir man vien tik tais dėl to nesinori, bet priedo dabar tas Skorpijos apskritai yra toks kaip socialinis eksperimentas, aš nežinau, ar tu girdėjai, bet labai daug pradėjo influencerių nepriimti į, jeigu kažkas jauniau, įdomiau ten atrodo, ar filmuojasi ten, jie žinok, dabar net jeigu ir turi rezervaciją, tu ateini prie durų ir jie gali tau paskutinę minutę sakyti, ne, mes tavęs nepriimsim ir jų vienintelis pasiteisinimas yra, kad mes taikomės į kitą demografiją. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie tiesiog nori kažkokio atsikratyti tos etiketės. Atsikratyti tos etiketės, jie sakė, kad nori būtų, kad žmonės elegantiškesni, prabangesni. Too late. Too late. Būtent, tai iš tikrųjų, tai nežinau, kaip tą padarys, bet esu girdėjusi, kad ir Nikki Beach, žodžiu, Prancūzijoje šitas yra French Rivieroj ir Skorpijos, žodžiu, Graikijoje. Tai, žiūrėsim, kaip jie ten rebrandins, bet čia yra labai irgi įdomus dalykas, kad Europoje visiškai normalu yra jam tiesiog sakyti, tu netitinki mano demografijos, susiras kažkur kitur. Amerikoje čia taip tikrai nepadarysi, kad paskutinę minutę išspirsi kažką. Taip, pavyzdžiui, Los Andžele, kadangi tas aprangos kodas yra labai laisvas. Ir jeigu tu, tarkim, kažkam pasakysi, kad ten, tarkim, tavo aprangos kodas netitinka, tu rizikuoji būti paduotas į teismą ir niekas to nenori. Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, Novikovas čia neturi jokio aprangos kodo, bent jau aš nesu girdėjus, bet aš gerai žinau, kadangi aš esu concierge versle, mano kolega pasakojo man apie incidentą su klientais Novikove Londone, kai atėjo jo klientai iš Los Andželo, moteris vos ten, žinai, ar ten triko buvo, ar kažkas, ir žinok, neįleido jų. Dar Londone, žinai, ten tikrai kiti standartai. Tai va, tai tikrai Europoje yra aprangos kodas, bet aš noriu tą paprieštarauti dėl Mykonos. Mykonos yra tikrai labai fainai, su draugais tobula. Aš matai nebuvus, aš tiesiog esu nesinori man pirkti to bilieto ten. Mes esam buvę tikrai ne kartą, aš tikriausiai Mykonos esu buvus kokius 6 kartus ir
mano, sakau, paskutiniai kartai buvo prieš COVID, tai ir su vyru mes buvom, ir skaityk, mano vyras Amerikonas, ir mūsų draugai iš Amerikos dar kelios poros važiavo. Mes tokių incidentų neturėjom nei dėl sąskaitų nieko, tada tuo metu tikrai viskas buvo pakankamai normaliai, buvo brangu, bet nebuvo taip out of control kaip dabar. Ir nežinau, kokia dabar ten ta liaudis renkasi, bet aš žinau, kad Namos, mūsų mėgstamiausia vieta Mykonos, Namos ir Skorpijos tai tikrai yra jau blackliste, kaip jau pagedusios, nes sakė, šiaip beje Namos maistas bent jau tada, kai aš buvau, tai buvo dieviškas, sušiai vieni skaniausių, bet aš žinau, kad jau per COVID, kas iš draugų buvo, tai sakė ten, tiesiog ten $100 už suši, kad ten kainos maisto ir tu ten sėdi, va toks susispaudęs, ten jokio experienco, bet šiaip Mykonos turi keletą patirčių, mano draugai, bet kaip tik dabar važiuos ir su vaikais, ten gali būti ir labai čilo atostogos. Ir šiaip Graikija turi to savo žavesio ir yra daug ir kitų salų, kur galima, kur galbūt netokios trendinės vietos. Bet aš žinok, dabar kaip tik ir su draugais kalbėjau, sakau, žinokit, mums jau reikia naujų vietų ir kalbant apie naujus trendinius spotus, jeigu manęs kažkas paklausė dabar, kur važiuot, aš visus siunčiu į Bodrumą. Bodrumas yra naujas Saint-Tropez mix su Mykonos, tik tai vienas niuansas, kaip tik kadangi mano draugai iš Stambulo yra atvykę, labai išbrango, bent jau turkams, tai yra tikrai labai brangus kurortas dėl tų visų, žinai, valiutų ir visa kita, bet žinok, viską jie ten turi. Ir Novikovą, ir ten mandarino rieną. Vienu žodžiu, visi, kas norite tų high-endinių atostogų, ir čia neina kalba apie tos all-inclusive turkiškus. Bodrume bus visai kitaip. Ir girdėjau, kad labai gera yra vakaro programa. Mes turim vyresnius draugus iš Azerbaidžano ir jie visą laiką sako, kad entertainment and cappuccino. Tai jam ten, žodžiu, labai patinka. Ir yra toks vienas labai special spotas, kurį noriu visi painfluencinti. Tai yra labai ypatingas viešbutis ypatingoje vietoje. Marmarija vadinasi viešbutis Dimaris. Prikabinsiu čia, tai yra tikrai labai ypatinga vieta. Jeigu, pavyzdžiui, netgi sugalvotumėte nuomotis laivą su draugais, kas irgi yra labai ypatingos atostogos, jeigu norėtųsi kažko tokio labai special, mes esam su tėvais darę tokį tripą, mes nedaplaukėm iki Dimaris, nes buvo toli, bet iš esmės, jeigu ten atplaukti su laivu, ten galima net negyventi, tai ten ten restoranai, ir man atrodo Nusret yra, ir ten daug visokių trendinių irgi spotų, ir tas viešbutis, vienu žodžiu, yra dieviškas. Tarp kitko, mes ten esam koncertavę su grupė, kai tik jisai atidarė, o developeris yra mano ekso draugas. Tai, žodžiu, aš tą viešbutį žinau nuo ten 15 metų. O kaip tu dažniausiai planuoji savo keliones pati, nes žinau, kad tu turi savo concierge servisą, ar ieškaisi, ar tiesiog pasitikė kitais, nes tikrai žinau, dažnai žmonės nežino, kas yra tas concierges ir kiek tai gali suteikti naudos kelionių metu. Žinok, yra blogas dalykas, kas liečia tą planavimą, nes aš kiek esu gyvenime paklausius kažkieno rekomendacijų, tai esu visada nusivylusi ir nudegusi. Papasakosiu kada nors apie savo baisiausias atostogas, kurios buvo Tulume beje, kaip mes mokėjom su vyru už naktį po 2,5 tūkstančio ir gyvenom su tarakonais ir drežais, tai buvo Azulik viešbutė, tai buvo kažkoks košmaras ir katastrofinė katastrofa. Bet žinok, dažniausiai planuoju pati, nes niekas už mane geriau to nepadarys. Pas mane vis tiek yra jau tokie kontaktai, kur aš galiu papulti visur. Ir vis tiek jau, žinai, ir aš manau, ir tu esi nuostabi planuotoja, nes tu ant tiek moki išsidiginti informaciją. Ir vis tiek, kai atsiranda tie trendiniai spotai, nauji spotai, tu apie juos sužinai. Tai dažniausiai planuojas pati. Bet yra tokių krypčių, kur tikrai imčiau servisą ir imčiau, to pati nedaryčiau, nes paprasčiausiai, kad tai daryt, tu turi pirmiausia pati važiuoti ir viską išbandyti. Tai pavyzdžiui, mes, kai keliavom prieš kelis metus į Šampanę, į Provansą, aš visiškai nieko nesupratau apie tą kryptį ir aš ėmiau concierge servisą ir man labai patiko, nes tai buvo ne tik kelionės suplanavimas ir rezervacijų gavimas ir tokių, žinai, tikrai hidden spots, ten, žinai, mes nuvažiavom ir tokius restoranus, kur aš buvau negirdėjus ir labai patiko. Tai automatiškai, aišku, viską, ką aš ten išmokau, ką pamačiau, viską įtraukiau ir į savo, žinai, pasiūlą, tai man čia yra
yra toks ir galimybė mokytis, ir patirti naujų patirčių, ir plus, ką tu gali suplanuoti, jeigu tu nebuvęs. Tai tokios Kenijos pati nedaryčiau tikrai, į Japoniją imčiau žmogų, kur, ta prasme, reikia, kad ten tau suplanuotų viską, kad ta kelionė būtų ypatinga. Tai va, o paskui jau pirmą kartą nuvažiavus galima ir kitiem planuoti, nes tu dar ir eigoje daug ką ekspromtu pamatai. Tai va, tai aš esu tikrai už ir Lietuvoje tikrai yra keletas žmonių, kurie tai daro ir aš pati esu bandžiusi Amanda Ramos, tikriausiai, kas ten žinot, aišku, painfluencinsiu dabar, čia nebuvo būtintam, bet tikrai buvau patenkinta jos servisu, labai patiko ir tikrai esu ne vieną žmogų rekomendavus. Tai tikrai labai gerai, arba, pavyzdžiui, ten, kad ir, kai manęs klausė, prašė ten laivą norėjo žmonės su laivu keliauti, aš galiu tai padaryti tik tai Amerikoje, nes aš žinau tuos žmonės, kurie užsiema nuomą ir aš galiu vouchinti, nes kokia yra problema, kai pavyzdžiui žmonės kartais planuoja atostogas kažkam nežinodami, nes aš dirbu butikiniu principu. Aš galėčiau tau suplanuoti atostogas jau dabar, kai tave pažįstu. Jeigu aš žmogaus nepažįstu, aš net nelabai ir apsiimu, arba mes turim tokį pokalbį turėti, kad aš turiu taip įsigilinti, kas tau patinka, tai dažniausiai, daug laiko, tai dažniausiai kelionės mes planuojam tik tai mano klientam, kurie, tarkim, apsipirkinėja su manim, kurie yra mano tikrai VIP, ultra VIP klientai, tai tiem aš padarau tokį kaip bonusą, bet tai nėra mano main dalykas. Čia labai svarbus dalykas ir aš iš tikrųjų tau paantrinsiu, nes kalbant apie tai, kad man irgi labai dažnai žmonės parašo ir tu net nežinai tų žmonių biudžeto, tu nežinai, kas jiems patinka. Man tai, žinok, net erzina, kai žmonės, pavyzdžiui, parašo ir sako, ar jūs galit man ten parašyti, kur man nueiti New York'e, ten rooftopus surašyti. Jie klausia tokių, žinai, klausimų, kur tai yra taip abstraktu. Kaip tu gali nukreipti žmogų kažkur, tai, žinai, galbūt, kaip tu sakai, per brangu, ne tas biudžetas, ne tas vaibas. Vieniem patinka labiau hip style, kitiem patinka super high-end, kiti nori ten klasį, kiti nori cool. Tai čia yra, sakau, aš planuoju ir praeitais metais klientam planavau tokiem kaip ir savo draugam kelionę į New Yorką, tai jie buvo nerealiai patenkinti, todėl kad aš juos žinau in and out. Aš žinau, jam tas nepatiks, nes jis mėgsta, kad būtų tūsas, jai ten nepatinka ten tokie patiekalai, aš jau ten viską taip buvau išgryninus ir priedo, pavyzdžiui, kai būna tokių kelionių planavimas, kaip vyksta jau su tokiu tikrai konsjeržo servisu. Tas žmogus pirmiausia nuvyksta į vietą ir viską apžiūri. Tarkim, jeigu tai yra vilos nuoma, jis apžiūri vilą, kad nebūtų kvapų, kad būna kartais prirūkyta, ten baisios patalynės, lygiai tas pats su laivu. Visi šiti luxury rentals tai yra labai slidus dalykas, nes mano draugė, tarp kitko, važiavo į Provencą praeitais metais, mėnesių laiko nuomavosi vilą, sumokėjo 40 000, atvažiavo ten, Nerija, tu būtum pamačius, sakė siaubas. Tai tu įsivaizduok, jie prarado 40 000, turėjo imti kitą vilą, ten baisiausiai buvo konfliktai. Jų atostogos vietoj 40 gavo 90 000, įsivaizduok, ir dar jie turėjo dylinti su tiek problemų ir turėti tokį nekomfortą. Tai 100%, tai kai tu jau turi tokio kalibro klientus, tu vyksti į vietą, tu apžiūri vietą ir tada tu hostini savo klientus, jie atvažiuoja, tu juos vediesi į dinerius, į private membership klubus, kurie negali papulti be tavęs, tai yra servisas. O žinai, kelionė agentūrų tai yra daug, jeigu tiesiog nori simple dalykų, tai yra žinai, ta prasme, arba pats planuojas, arba ten, žinai. Taip, tai kas nėra girdėjęs apie tos concierge servisus, tai mes galbūt pradėjom daugiau naudotis jais po praeitos vasaros, nes pamatėm, kaip mūsų draugas naudojasi. Tai jis pasidalino kontaktais tiesiog vieno žmogaus, kur jis turi, žodžiu, savo tinklą visame pasaulyje. Šiaip specializuojasi labiau Europai, bet, pavyzdžiui, mes tuo metu tą savaitgalį galvojom, norim išsinuomoti laivą. Ir tie laivai net nėra prieinami internete. Ta prasme, tu ten gali pasirinkti, ar ten kažkokią Bezos laivą, pavyzdžiui. Būtent, pavyzdžiui, specifinio kažkokio brando, Lamborghini, ar ten dar kažką. Tai šitas dalykas, priedo restoranai, kaip tu sakai, kartais tu net negausi stalo, bet jeigu kažkas pasakys, nes jie žino, kokią klientūrą atsineša, žinai, tas žmogus, su kuo jis dirba, kiek išleis ir panašiai. Tai šitas svarbus dalykas. Privatus memberių klubai, pavyzdžiui, yra irgi tam Monake tokie
žodžiu, kaip naktiniai klubai, bariukai kažkokie, bet tu ten neįeisi, jeigu kažkas tavo vardo neuždėsi kažkokį sąrašą. Ir galbūt kažkam tai nėra aktualu, kažkas visiškai kitaip keliauja, bet kadangi mums patinka tokie hotspotai ir panašiai, tai va tokiem žmonėm tai yra tikrai labai aktualu. Ir aš kaip ir sakau, kaip ir su vestuvių planuotoja, šitie žmonės atperka save. Kad, pavyzdžiui, labai dažnai žmonės pradeda planuoti vestuvės ir viduryje supranta, kad blemba, būčiau pasiėmus planuotoją, būčiau nepasirašius to kontrakto, nepraradus to depozito, lygiai taip pat yra ir su kelionė. Būtent patikrina, jeigu problema iškyla, tau kažką padės, ar ten automobilis sulūs ir panašiai priedo Prancūzijoje. Apskritai Europai, tie visi Airbnb turi labai didelius mokesčius, todėl nuomotis per tiesiogiai daug labiau apsimoka tiek tau, tikriausiai tau labiausiai, net ne tam žmogui, nes tau nereikės sumokėti. Tai aš 100% irgi esu už concierge servisus ir tikrai labai rekomenduoju žmonėm, kurie nori investuoti galbūt daugiau į savo kelionę, kad tikrai neprašauti. O dabar kalbant apie vasaros trendus, vienas dalykas, kurį aš dabar vis matau, tai kaip žmonės planuoja tą savo europietišką vasarą ir negalėjau nepastebėti, nes tai yra man labai artimas stilius, kad šiais metais bus toksai undinėlės, Y2K, žodžiu, prabangus stilius. Ar tu esi mačiusi tos tiktokus, apie ką kalbu? Nemeluosiu. Tai žinai, aš kaip jau pasakau ir apie Labubu, kad tikrai nesu labai didelis trendų žmogus, nepasimaunu, nes čia, žinai, reikia turėti tam biudžetą, 100%. Bet vieną kitą daiktą visada į tą madą kažką tais prisidedi. Tai mačiau, persižiūrėjau, kad bus tikrai labai gražių spalvų sezonas. Tokios vandenyno, sako, spalvos, ir mėlyna dangaus, ir koralai, ir žalia, ir rūžava. Tai va, ir matau, kad tokie tikrai tie modeliai bus tikrai tokios, žinai, bus visos svajingos ir mažiau edgy ir cool. Aš sakyčiau, tokia čia kaip cool girl, bet tokia prabangesnė, nes labai bus daug karoliukų, aksesuarai yra tokie kriauklytės, visokios, neriniai, būtent. Bet aš mačiau, kad jos labai gražiai kombinuoja tai, pavyzdžiui, su ir prabangesniais prekiniais ženklais. Tarkim, Miu Miu maikutė, Miu Miu šiais metais bus irgi. Tikriausiai ir pernai buvo. Taip, čia it girl, žodžiu, prekinis ženklas, bet ir tos rankinės tokios pintos ir panašiai, tai priseksiu žmonėm, parodysiu. Ką nusipirkai jau? Dar kol kas nieko nenusipirkau. Kas wishliste? Kas wishliste, tai iš tikrųjų kalbėjom prieš tai, kad man labai patinka aukštakulniai, tai yra vienas toks prekinis ženklas, aš pridėsiu, man atrodo, vadinasi Pace, tai aš labai noriu iš jų užsisakyti custom aukštakulnius, ten jie, žinau, kainuoja gal $100, bet tu gali pasirinkti viską nuo, žodžiu, aukštakulnio formos, gali būti aukštesni, žemesni, nes šiais metais yra tokie žemesni, vadinasi kitten heels, žodžiu, tie aukštakulniai. Ir tu tada gali pasirinkti medžiagą, kad ten gali būti odiniai, gali būti ten pinti, ar ten dar kažką, tada pasirinki spalvą, žodžiu, ir kokią nori dekoro detalę, kokią nori pridėti. Nes šiais metais labai yra populiarūs aukštakulniai, kuriems, žodžiu, galima uždėti gėlę, ten ar orchidėją, ar ten kriauklytę, ar dar kažkas. Tai aš labai noriu užsisakyti, man atrodo, ten minimum 3 poras reikia užsisakyti, tai visus ir paimsiu, nes labai, žodžiu, noriu. O kas pas tave? Aš tai įsigijau vieną tokį labai girly vibe dalyką, tai nusipirkau Chanel maudymosi kostiumėlį, rūžavą. Tai toks labai irgi, labai tiks. Man labai tinka. Tai va, tai į tą pusę, man atrodo, pritems. Žiūrinėjau kažką iš beach bagų, dar neišsirinkau, bet irgi kažko noriu pinto, gal tokio see-through, kad, žinai, būtų tas toksai, kaip, nežinau, Saint Laurent'as turi ten tų tokių. Tai va, žiūrinėjosi, ką šitame stiliuje man labiausiai patinka ir tinka, tikriausiai, čia bus tikriausiai topinė influencerė šį sezoną, Leonie Han. Jai net nieko nereikės keisti, nes aš jau mačiau, jinai Emilio Pucci ten turi jau tokį swimsuit, ten vienu žodžiu, ten tie outfitai jau ten, vienu žodžiu, mix match ten vyksta, tai viskas spalvota. Pucci, Misonė, aš praeitais metais Misonė yra, buvo. aš mačiau. Vis dar bus Misonė. Tai va, bet labai stipriai Emilio Pucci daro comeback. Nu tai žiūrėsim, ką aš čia nusipirksiu, bet šiaip neplanuoju labai, žinok, išlaidauti, bet kažką tais, gal kažkokią pižamą, sakiau, neriniuotą, ar kažkokias tai kelnes, į tas Misonį kelnes žiūriu ir galvoju, čia reikia man jų ar nereikia. Tai va, tai kažką tais vis tiek nusipirksiu, bet tikrai ne per daug. Tai kadangi jau žinau, kad tu keliausi į Europą, tai ar planuoji išsukti Lietuvą?
Tai, žinok, pas mus visą laiką, kai vyksta kelionės, tai visą laiką būna taip, kad Lietuva yra mūsų toks kaip būstinė. Žodžiu, grįžtam ten. Persipakot lagaminus. Mes ten turim namus ir Kaune, ir Palangoje, tarp kitko Kunigiškėse. Tai praeitą vasarą mes, kai grįžom, Kaune gal buvom vieną dieną, bet tiesiai į Kunigiškės važiuojam. Aš nežinau, ar kada tu paskutinį kartą buvai Lietuvoje, ar lankeisi Kunigiškėse, nes, pavyzdžiui, mano vyras grįžo į Palangą, nežinau, gal buvo nebuvęs kokius 5 ar tai 6 metus ir jo pirmi kaip vasarnamis, žodžiu, buvo Kunigiškėse ir sakė, kad jie ten buvo tikriausiai vienas iš kokių 5 namų. Ir po viso šito laiko dabar ten yra visas naujas kurortas, galima sakyti, vien tik tais naujos statybos apartamentai. Tai ten tokius trikampius namus daro, tai apartamentus, turiu omeny butus tiesiog. Tai vat, mes turim namus Hill Palanga. Tai tikrai visą laiką ten grįžta, man labai patinka, nes visų pirma, man patinka tas kompleksas, nes ten labai gražiai yra įrengę viską. Tai mes jau pirkom pilnai įrengtą tą butą, jie turi spa savo žodžiu tam komplekse ir dirba su comfort zone. Ir man labai patinka, nes davinės, comfort zone ir panašiai, tai labai gerus masažus daro. Tai dažniausiai mūsų Palangoje atostogos būna tokios, kad ryte mes keliaujam į kažkokią tai treniruotę, žaidžiam tenisą. Vat pernai metais mes 2 mėnesius kiekvieną dieną ėjom žaidėm tenisą, susiradom tokį labai fainą vaikiną Gintą, kuris, žodžiu, Tenerifei treniruoja ir į Palangą grįžta. Labai daug iš tikrųjų yra trenerių, kuriuos galėčiau rekomenduoti. Tada grįžtam pas Algirdo tėvus, ten Algirdo tėtis mane patreniruoja, žodžiu, boksą, nes Algirdo tėtis atvežė profesionalų boksą į Lietuvą, tai jis ten sporto muziejų ir taip toliau. Tai žodžiu, jūs mane ten patreniruojate, tada Algirdo mamos valgom pusryčius, tai dažniausiai būna lietuviškos braškės, trešnės, būtinai žirneliai ir panašiai, tai jinai būtinai pasirūpina, tai man tos lietuviškos atostogos prie dar, žodžiu, visos tos gamtos, nes jinai yra visiškai išskirtinė, tie pušynai taip įkvepia, tokia kažkokia ir ramybė, bet kartu ir visada turi ką veikti, tai tikrai neaplenksim šiais metais, žodžiu, Kunigiškių, aš net nesakau Palanga, bet Kunigiškės. Aš tau tik palinkėsiu gero oro, nes mačiau, labai šalta, tai tikėkime jau, kai šitas epizodas išeis. Tai žodžiu, tu esi Palangos pusės žmogus, ne Nida. Aš Nidoje esu gal buvusi porą tik tais kartų ir kadangi mano vyras, kaip ir minėjau, ten, nežinau, 20 ar 30 metų turi savo namus Kunigiškėse, tai jis yra labai priešiškai nusistatęs, sakė, kad pas jos draugų grupiai būdavo taip, kad kai naujus metus švenčia, tai pusė išsiskiria į Nidą ir pusė į Palangą, žodžiu. Ir Palangas taip, mes nesam Nidos fanai, žodžiu, ir mums patinka ir tas, žodžiu, ir į Basanavičiaus aikštėmis, ar kaip tam alėja vadinasi, ir tų vafliukus suvalgom, tai mums patinka. O kaip pas tave? Pas mane paskutinis kartas Nidoj buvo ant bangos festivalį. Žinau, esu girdėjus. Hardcore'as buvo, tūsinom iki ryto, buvo labai smagu, bet po tų atostogų, kai pasižiūrėjau, kiek aš išleidau tą savaitgalį, tai jokiausi, žinok, balsu, nes realiai ten mes gyvenom tokiuose tarybiniuose apartamentuose, nes nebuvo kur gyventi, mokėjom už tą kambarį ten beveik 200 €, tai aš dabar už tiek gyvenau Airbnb, mokėjau 250 Kanuose už kambarį, tai tą pačią vasarą. Tai aš pasakiau no more, thank you, ir ten, žinai, su tom striukiam atostogauti po lietum, not my style. Bet labai fainai iš tikrųjų, kad mes turim tą pajūrį, kad mes galim nuvažiuoti, tai yra tikrai labai nuostabu. Ir aš tiesiog, kadangi irgi mano mamos dalis, jinai gyvena, štai, jinai yra gimus Kretingoj, tai mano pusė giminės yra pajūry, tai aš irgi tas vasaras ten leidus ir Kretingoj, ir ten tose visuose kaimuose, ir ten man yra labai didelis sentimentas, aš esu ir Palangoj, mačiau, tu dėjai, labai patiko man tavo reelsas, keiščiausi darbai, kuriuos dirbai, tiek prisijokiau, tai kaip tik prisiminiau tą, žinai, paauglystę, kai dirbdavau su mačiute mano dirbo spaudos kiosке, aš pardavinėdavau laikraščius, kai buvau ten 12 metų. Vienu žodžiu, man labai patikdavo leisti tas dienas Palangoj, tai tikrai daug sentimentų, bet jeigu reikėtų rinktis, tai rinkčiausi iš tikrųjų užsienį, tik tai dėl oro, nes myliu Lietuvą, man patinka, viskas yra tvarko, išskirtinė gamta, ir aš taip jau galvoju po viso šito šiukšlyno grįžti tenais į tą, žinai, gaivų orą ir visą kitą, tai tikrai žiauriai smagu, labai fainai. Bet tiesiog man antiek yra neadekvačios kainos ir mane, žinok, nerviškai veikia. Aš prisimenu,
Tai paskutinį kartą prieš kelis metus, kai buvau Lietuvoje, Palangoje, mes nuėjome į Palangos spa ir aš žiūriu tą meniu ir žinok, Nerija, aš nesuprantu. Man taip norisi pasakyti, what the fuck? Kas ten moka ir kodėl remia šitą skemą? Ta prasme, 3 pomidorai, tipo burata, ten aš nežinau, kiek ten buvo, 25 €. Aš galvoju, iš kur prie šitų algų ir tai man tokia, žinai, neteisybė. Tai jeigu jūs norit imti tokias kainas, jeigu už tą kreivą viešbutį jūs imat, atsiprašant, 500 €, nu aš nevažiuosiu ten, aš jau geriau važiuosiu tas ant trapezą. Bet pusryčiai jų bombiniai. Aš turiu pasakyti, kad man, žinok, labai patinka Palangos spa. Taip, nes man patinka ir jų pusryčiai ir mes kartais pasidarom, žinai, tu irgi minėjai, kad kartais čia turi staycation, kur nuvažiuoti, kai mes būnam Kunigiškėse, persikeliam Palangos viešbutį ir, žodžiu, man jų pusryčiai labai patinka, nu ten tiek daug lietuviško tokio maisto, žinai, kur dažniausiai čia nepamatysi ant švediško stalo Amerikoje. Turbūt visokie. Taip, bet ir man ir spa patinka, tikrai labai geras aptarnavimas ir Biologic Research jie ten naudoja, ar kaip ten vadinasi tas brandas. Aš niekada nežinau, kaip jį ištarti, nors naudoju ir turiu, žodžiu. Visi suprato, žodžiu. Bet ir spa, ten ta prasme ta pirtis yra tokia. Bet ne už tokius pinigus, Nerija. Aš nežinau, kiek jis kainuoja. Ta prasme, nu kosmosas. Bet anyway, aišku, jeigu ta prasme neskaičiuoji, negalvoji, smagu, tikrai nuvažiuoti galima, pabūti galima, bet aš kaip sakau, kai esi tame etape, kur tu lygini, ką tu už kiek gauni, tai vis tiek, kadangi, žinai, yra ten tų giminių šeimos dalis tenais, tai, nuvažiuoju, pabūnu, bet tai nėra ta mano, kur, važiuosiu atostogų į Palangą, važiuosiu atostogų į Nidą. Nesupratau ir nevažiuosiu, aš važiuosiu į Kanus. Tai man iš tikrųjų būtų labai įdomu, kadangi mes prieš kelis epizodus kalbėjom apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, kaip vasarą tu planuoji visom atsispirti pagundom, nes kaip aš tau minėjau, dažniausiai, kai mes planuojame atostogas, tai mes aktyvių dalykų įtraukiam, tai ar tenisas, ar boksas, ar dar kažkas. Kaip pas tave kaip atrodys mityba, alkoholis, ar toliau sportuosi ir paskutinė žinutė mūsų sekėjom. Aš dabar darau, žinok, klenzą nuo alkoholio, tai jau mano 2 savaitė, kažkaip taip automatiškai gavosi, daug mano draugų nustojo vartoti alkoholį, tai kažkaip dabar iš eigos yra tas, kad truputį darau išsivalymą prieš Liepą. Tai bet neplanuoju nei nutraukti ten kažko ar atsisakyti kažko, kadangi sportas yra mano gyvenimo dalis, aš jau taip gyvenimo būdas jau taip. Taip, aš esu taip išmokus, kad nesvarbu, ar aš išvažiavus kažkur, ar aš esu Prancūzijoje, ar aš esu Amerikoje, aš visada kiek išeina judu ir tikrai yra, kažkaip aš atpratau nuo to gulėjimo ir valgymo ir kramtimo ten prie to pliažo, bet būna kartais ir tokių dienų, priklauso labai ką iš vakaro veikiai. Tai va, o šiaip neplanuoju, žinok, nustoti nei sportuoti, nei kažkaip sveikai maitintis, savaitgaliai yra atsipalaidavimai, savaitės dienos yra kažkoks truputį švaresnis maitinimasis, nebeturiu to, kad, žinai, dabar bus atostogos, tai ir pasileisiu plaukus. Ne, visą laiką turi būti kažkoks, tai tada nėra streso grįžti, nes aš prisimenu, būdavo taip, išvažiuoja atostogas, labai pasileidi plaukus, grįžti ir būna toks stresas, toks, žinok, Dieve, nuo ko dabar pradėti, kaip čia dabar tą agurką pjaut. Tai ne, o kaip pas tave bus, koks planas? Tai sakau, mes tiesiog įtrauksim aktyvios veiklos, bet aš tikrai neatsisakysiu nei croissantų, nei Aperol Spritz, aš tau minėjau, kad... Ir tu net neturėtum, todėl, kad, žinai, aš tau pasakysiu, bent jau pas mane, tai visą laiką būdavo taip, aš grįžtu į Europą, galiu 2 daugiau suvalgyti, man net neauga svoris. Ir neauga svoris, žinai. Taip. Tai va, tai tikrai manau, kad viskas bus labai fainai ir labai lauksiu tavo įspūdžių ir mes turime iš tikrųjų šiokių tokių gal liūdnesnių žinių, nes tikrai matėm, kad labai džiaugiasi mūsų sekėjos ir sekėjai, kad mūsų podcastas ir vasarą, žodžiu, vyksta, tai turime jums tokių naujienų, kad mes šiek tiek atsitrausim. Taip, šiek tiek palsėsim ir turėsim mini atostogas ir tikrai nepergyvenkit, mes grįšim su trenksmu. Su naujienom, būtent. Ir sekite Instagrame, mes tikrai dalinsimės, ką veiksim ir Hampton parodys. Ir Nerija kelia nuolat
nuolat labai aktyviai savo įvairiausius vlogus, tai tikrai rasit naudingos informacijos, manau, kas ir tuo metu, net jeigu keliausit ir matysit Neriją Prancūzijoje, tikrai nusihakinsit ne vieną vietą. Taip pat galite, kas nesekat, pasižiūrėti ir mano profilį, ir mes tikrai esam aktyvios Instagrame, neapleisim ir Lalalando Instagramo, tikrai vis kaip sakant, pakybinsim jūs, bet šiek tiek pailsėsim ir grįšim pas jūs jau nuo sezono pradžios su naujom temom ir karštom temom. Taip, gerų jums visiems atostogų. Ciao.